Šitas projektas atsirado mintyse 2022 metais, kai Monokul darėm istoriją visai nesusijusi su dainų šventė. Ir tiesiog su rašytoju pagalvojom, ką galėtumėm, sako, faina čia to Lietuvoje, ką čia dar, ką galim parodyti apie jūs. Ir aš iškart kažkaip pagalvojau apie dainų šventę. Ir kaip tik buvo ruošiamasi 100 metų dainų šventėj. Tai parašiau redaktoriui, redaktorius patvirtino ir likus kokią mėnesį iki dainų šventės pradėjau galvoti, kaip tą projektą nufotografuoti taip, kad jisai nebūtų toksai persaldintas ir kaip man padaryti, kad man pačiam būtų įdomu fotografuoti, nes projektas vyksta, šventė vyksta savaitę. Ir galvoju, jeigu aš fotografuosiu skaitmeninę techniką, aš tiesiog turėsiu 17 terabaitų medžiagos, iš kurios paskui kažką reikės atrinkti. Bijojau pamesti savo balsą. Tai pasiūliau redaktoriui fotografuoti su juosta, vidutinio formato juosta. Jie iškart sutiko ir aš tada nebeturėjau kur dingti ir turėjau jau fotografuoti su juosta. Tai prieš mėnesį, prieš projektą galvoju, reikia išsitraukti jau tą fotiką. Išsitraukiu, o ten pasirodo užraktas sugedęs. Tai nunešu taisyt, mėnesį laiko taiso, prieš pat šventę atiduoda. Fain. Veikia. Ir tada išėjau fotografuoti pirmos dienos, taip jaudindamasis, ar tikrai gausis, nes renginys vieną kartą į 100 metų, atsakomybė didžiulė, tuo labiau su juosta, niekad nežinai, kaip ten išsiryškins, kaip ten išsieksponuos viskas. Žodžiu, išeinu aš fotografuoti pirmą dieną. Ir be fotografuojant vėl sugenda fotikas. Tai vėl nešu taisyt, labai daug streso. Aš kažkaip nepamiršau paminėti, aš gal labiau apie techninius dalykus šnekėsiu, nes man pačiam visą laiką labai įdomu, kaip fotografai, kaip kiti fotografai išgyvena savo fotografavimo tas istorijas, kaip jiems sekasi jas fotografuoti, nes tai, kas yra jau galutinis rezultatas, gali būti toks daugelypis, gali pats interpretuoti kaip noriu, bet tai, ką išgyveno fotografas ir tai, ką jam reikėjo paaukoti, ar kiek nervinių ląstelių sudeginti, tai yra visai kitas dalykas. Tai aš kažkaip apie tai, nes projektas kaip ir toks self-explanatory dainų šventė, tai daugiau apie techninius dalykus. Žodžiu, tai suremontuoju man tą fotoaparatą vėl per vieną dieną. Aš ten praklūpėjau remonto dirbtuvėje ant kelių, kad jie ten suremontuotų, nes toks fotoaparatas labai retas. Ir aš pradėjau fotografuoti tą projektą. Gal pasuksiu biškį. Tai eiga fotografavimo buvo tokia. Visą dieną fotografuoji, tada ryte nuveži juostas į procentrą. Išryškini ir tada toksai, kiekvieną dieną kalėdos būdavo, atsirandu tada kažkokį šešėlį, atstupiu ir atsidarau pasižiūrėti, ar tikrai tie kadrai, kuriuos fotografavau, kurie man atrodė per objektyvą geri, iš tikrųjų gavosi. Gal truputį sustosiu ties šitą nuotrauką, nes man jinai tokia svarbesnė visoje istorijoje, tai papasakosiu, kaip jinai buvo padaryta. Čia šitą fotografiją padariau Kalnų slėny. Iki renginio buvo likę, viskas gyva transliacija, iki renginio buvo likę gal 5 minutės, iki renginio pradžios. Ir aš stoviu, vaikštinėju dar tarp dalyvių po sceną. Ta šviesa tokia jau į vakarą, matosi kaip apšvietimo šviesa maišosi su jau ta dirbtinė šviesa, kuri buvo renginiui pastatyta.
Ir aš jau einu iš scenos, iš tų dalyvių, dar kažką ieškau. Ir šitą mergaitę mane tiesiog atsisuka ir pasižiūri, va tuo žvilgsniu į mane. Ir trenkia mane žaibas. Ir aš tiesiog sustoju, akmenėju. O aš stoviu tokiam siauram takelį, šviesos fotografuoti iš rankos su tuo aparatu jau be šansų. Tada aš pradedu statytis trikojį praėjime. Čia spraudžiasi moteriškė su visais savo sijonais, kanklėm ir viskuo. Visa ta scena medinė, visa dreba. Ir aš bandau sustabdyti visą veiksmą ir nufotografuoti šitą ant stovo pasidėjęs fotoaparatą, nufotografuoti šitą kadrą. Ir labai džiaugiuosi, kad pavyko ir labai džiaugiuosi, kad ryšku. Tai toks buvo mano gyvenimas šituo. Kitas techninis niuansas fotografuojant su juosta, kad negali tamsoje tiesiog pasikelti jautrumo. Ir kadangi reikėjo užfiksuoti kažką iš veiksmo, tai fotografuojant šitą kadrą tiesiog laukiau, kol bus kažkoks sustingimas iš dalyvių. Ir tik tada galėjau fotografuoti. Tai toks niuansėlis. Viena iš dienų yra vario diena, vario audra, atrodo, vadinasi, tai viskas vyksta viduj. Čia fotografavau su kitu juostiniu fotoaparatu, kuris turi blykstę, nes viskas buvo žiauriai tamsu. Labai daug nuovargio šitoje šventėje. Ir labai gražus jisai, labai gražu, kaip žmonės tiesiog ilsisi visur, kur gali. Kokią 4 dieną fotografuodamas šitą projektą jau pradėjau galvoti, kiek dar tų gražių nuotraukų, kiek dar tų gražių portretų man fotografuoti, nes įsivaizdavau, kad bus kokie 4 puslapiai max. Tai galvoju, 2 portretai, 1 arba 2 bendri, kažkokios detalės ir kiek dar man fotografuoti. Paskui, kai redaktoriai nusinčiau nuotrauką, sako, mes apsigalvojom, darysim 16 puslapių. Tai fainai buvo, kad daugiau fotografavęs. Su šitą fotkę pamačiau aš balkone, taip vyko veiksmas. Va, jinai stebi šitą renginį ir aš esu balkone, vaikštau, ieškau savo tų kadrų. Ir pamačiau šitą gražią lietuvaitę ir jos akiniuose atsispindinčią visą tą šventę ir tiesiog susistabdžiau ir kokias 3 minutes skaičiau aplink ją, kad suvesti ryškumą teisingai, nes fotografuoju tik tai 1 kadrą. Ir jinai paskui man po visko pamatė tą žurnalą ir parašė, sako, o dabar suprantu, ką tu turėjai minty, kas tau ten matėsi tokio gražaus. Norėjusi įtraukti labai daug, kiek įmanoma, to backstage'o, kaip iš tikrųjų vyksta, kad nenusaldinti tos dainų šventės, kad viskas tik tai gražu ir taip statiška, bet norėjusi parodyti. Man šitą turbūt viena mėgstamiausių nuotraukų visoje serijoje, nes labai daug tokios antropologijos galima matyti, kaip drabužiai iš 17 amžiaus, šalia kroksai, telefonai, ilgi nagai. Šitą labai patinka man. Jaunuolis iš Švenčionėlių. Jaunuolis iš Argentinos turbūt. Teko užsropšti ant stogo, truputį bendram kadrą.
Čia jau kadrai iš paskutinės dienos vyksta Vingio parke, kai didžiausia Vilniaus arena, čia užsieniečiam gal kas nežino. Ir kad nufotografuoti šitą kadrą, turėjau 2 objektyvus tam savo aparatui juostiniam. Ir niekaip man netilpo į tą platų objektyvą, tai aš turėjau užsiropšti ant stelažų, taip kraupindamas visiškai visą apsaugą ir visus video žmonės, kurie su kamerom tenai aplinkui buvo. Bet ačiū Dievui neišėjo manęs ir pavyko padaryti, kad tilptų gražus Vingio parko. Dar vienas kadras apie poilsį ir nuovargį, poilsį visur. Ir čia paskutinis kadras iš serijos. Paskutinės dienos, paskutinis kadras. Buvo labai griežtas režisierius Vingio parke ir jisai nieku gyvų neleido niekam iš pašalės būti scenoje, kai prasideda renginys. Ir čia gal buvo 1 minutė likus iki renginio ir vyko padėkos visiems dalyviam. Ir aš buvau šalia ir jau buvau beišeinąs ir pamačiau šitą moteriškę verkiančią mėlynom akim ir pats apsiverkiau ir pavyko nufotografuoti. Tai jeigu turiu dar ką paklausti, primant šito padriko pasakojimo, tai lauksiu. Čia su tom, kur iš tavęs paėmiau, ar be tų? Apie 40. Apie 40 juostų, tai vienoje juostoje telpa 10 kadrų, tai viso buvo padaryta apie 400 kadrų, iš viso per visą savaitę. Ir man patinka labai juosta, kad jinai mane priverčia daryti atranką galvoje ir daryti tuo metu. Labai sufokusuoja, išaštrina labai protą mano susikaupimą ir tas finansinis tuo metu aš negalėjau tiesiog nusipirkti daugiau juostų, nes Vilniuje visas buvau nupirkęs. Tai labai sufokusuoja, man labai patinka, kad kitaip truputį dirba smegeninė, kaip fotografuojant su juostu, nes kažkaip išgrynina labai mano balsą. Ir va čia norėjau palikti su Beno Gerdžiūno šedevru, kaip aš atrodo užsiriaudinęs ant stelažų. Tai festivalis buvo 2024 metais. Man atrodo, jis vyksta kas keletą metų, gal kas 4, kaip olimpiada, kas 4 metus. Šitas buvo jubiliejinis 100 metų. Pirmasis, man atrodo, buvo 24 metais Kaune surengtas, o šitas buvo 100 metų. Labai didelis renginys. Jo, iš viso pasaulio suvažiuoja lietuviai ir labai gražu būna. Jeigu turit progą, kas iš užsieniečių aplankyti Lietuvą, tai toks labai Lietuvos reprezentatyvus renginys, turbūt reprezentatyviausias Lietuvos kultūros renginys. Ačiū labai. Ačiū.